didžiojo Vutono kailis. Ne taip seniai, kad turėdamas gerą atmintį neprisimintum, ir ne taip toli, kad eikliomis kojomis nebūtum galėjęs nukeliauti, buvo miestas. Jis buvo vadinamas Didžiuoju Vutonu. Mat buvo didesnis už mažąjį Vutoną. Tas miestas klestėjo ir kaip paprastai būna gyveno jame įvairių žmonių. Gerų ir blogų, nei šiokių, nei tokių. Didysis Vutonas garsėjo savo amatininkų meistriškumu, o labiausiai virėjas. Miesto tarybai priklausė didžioji virtuvė, o vyriausiasis virėjas buvo labai svarbus asmuo. Virėjo namai ir virtuvė glaudėsi didžiausiame ir gražiausiame kaimo pastate, kur gyventojai rengdavo susirinkimus. Tenai tardavosi ir ginčydavosi, švęsdavo visuotinės ir šeimyninės šventes. Taigi virėjas turėjo nemažai darbo, mat visomis šiomis progomis turėdavo patiekti tinkamų valgių, o per šventes suruošti gausias ir skanas vaišes. Ypač visi laukdavo vienos šventės. Ji trukdavo visą savaitę, o paskutinės dienos vakarą, saulė leidžiantis, vykdavo pasilinksminimas, vadinamas gerųjų vaikų puota, į kurią pakviesdavo ne kiekvieną. Patekti į puotą buvo didelė laimė, nes ji vykdavosi kas 24 metus. Ir joje dalyvaudavo tik 24 vaikai. Štai kodėl vyriausiasis virėjas, ruošdamas vaišes, nerdavosi iš kailio ir be visų kitų gardumynų dar iškepdavo didįjį tortą. Jei pavykdavo puikiai, arba nepavykdavo, virėjo vardas ilgai būdavo prisimenamas, nes nedaug virėjo gyvendavo tiek metų, kad suspėtų iškepti ir antrą didįjį tortą. Kartą išaušo tokia diena, kai vyriausiasis virėjas visus nustebino pareikšdamas, kad jam reikia atostogų, ir iškeliavo nežinia kur. O po kelių mėnesių jis grįžo, bet gerokai pasikeitęs. Buvęs malonus, bet rimtas ir nekalbus žmogus, dabar jis buvo linksmesnis, kalbėjo ir krėtė juokus. Be to, nustebino visus į miestą atsivesdamas mokinį. Atėjus laikui, kiekvienas meistras išsirinkdavo mokinį. Tačiau šis vaikis buvo visai dar paauglys, o be to ir svetimas. Tačiau pasirinkti pameistrį yra meistro privilegija ir niekas negalėjo kištis. Taigi, berniūkštis liko ir apsigyveno pas vyriausiąjį virėją. Žmonės netruko prie jo priprasti ir vadino jį visi pameistriu. Tik virėjas jį vadino Alfu. Kitas netikėtumas laukė po 3 metų. Vieną pavasario rytą vyriausiasis virėjas nusiėmė baltą kepurę, sulankstė prijuostę, pakabino baltą švarką
paėmė tvirtą uosinę lazdą ir prieš leisdamasis į kelionę atsisveikino tik su pameistriu. Daugiau niekam nieko nesakė. Sudie, Alfai, palieku tave tvarkytis. Kaip tu sugebi? O tu sugebi daug. Pasakyk visiems, kad išvykau atostogų. Tik šį kartą nebegrįšiu. Išgirdus šią naujieną, kaime kilo toks sujudimas. Visi sunerimo. Kas dabar bus? Ir kas jam šovė į galvą, žmonės kalbėjo, nei jis perspėjo, nei atsisveikino. Ką mes darysite, vyriausių virėjo? Nė vienam nekilo mintis paskirti vyriausių virėjų jaunąjį pameistrį. Ir galiausiai paskyrė virėjų vieną kaimelio gyventoją, kuris visai neblogai mokėjo pirkti. Ir klojosi naujam didžiosios virtuvės šeimininkui gana neblogai, nors iš pradžių teko pasistengti labai, bet jam padėdavo pameistris. Taip jie kartu dirbo, kol priartėjo gerųjų vaikų puotos diena. Ir virėjas pradėjo galvoti apie didįjį tortą. Širdies gilumoje šiek tiek nerimavo, nes nors mokėjo kepti visai neblogus tortus ir pyragaičius. Suprato, kad didžiojo torto visi labai nekantriai laukia. Virėjas buvo įsitikinęs, kad tortas turi būti saldus ir riebus. Ir dar nusprendė padengti jį cukraus glajumi. Atrodys pasakiškai, juk vaikams labiausia patinka pasakos ir saldumynai. Ir taip virėjui į galvą šovė mintis pačioje torto viršūnėje pastatyti mažą baltą suknelę ir rankoje laikančią burtų lazdelę su blizgančia žvaigždėlėlyte. O aplink jos pėdas melsvu glajumi užrašyti fėjų karalienė. Tačiau, kai pradėjo ruošti produktus kepimui, staiga virėjas suvokė, kad nelabai išmano, iš ko tą tortą kepti. Taigi, pradėjo vardyti senas receptų knygas, paliktas ankstesnių virėjų. Na, naudos iš to turėjo labai. Būtų neblogai įdėti kai kurių knygose suminėtų prieskonių. Anądien kažkur mačiau seną juodą dėžutę. Ten turėjo būti prieskonių ypatingiems tortams, kur aš nemačiau. Gerai paieškojęs, virėjas surado dėžutę. Nukėlė ją nuo lentynos, atidarė, bet deja pamatė, kad prieskonio likę ne kažin kiek, o ir tie patys kažkokie sudžiūvę. Tačiau kampelyje jis išvydo nedidelę žvaigždę.
tai lyg ir sidabrinė. Bet namai po biškį patamsėjus. Keistas daiktas. Niekiek nekeistas, atšovaitas. Ką tu nori pasakyti, jaunuoli? Jeigu nekeistas, tai koks tada? Pasakiškas. Taigi čia fėjų žvaigždė. Gerai, jau gerai. Tai vienas ir tas pats, vadink kaip nori. Jei jūs ketinate su šia žvaigždė, ką jūs ketinate su šia žvaigždė daryti? Pone meistre. Ką? Nu, į tortą įdėsiu, o ką tu galvoji su ją daryti? Pats tas jį čia bus. Ypač, jeigu, kaip tu sakai, jį čia tokia kažkokia tai pasakiška. Ir pagaliau tortas buvo iškeptas, aplietas glajumi ir paruoštas. Papuoštas taip, kaip buvo sumanyta. Aišku, didžiumą darbo atliko pameistrys. Per puotą tortas stovėjo pačiame ilgo stalo viduryje. Jo viršūnė buvo panaši į mažą sniego kalną. Jo šlaituose augo mažutėlės baltos lyg apšerkšėjusios lelijos. O pačioje viršūnėje ant vienos kojos tarsi šokanti stovėjo snieguolė, maža balta figūrėlė. Ir laikė rankoje žilbančią lyg ledinę burtų lazdelę. Ai, kokia nuostabi, tikra fėja, kaip gražu. Vaikai šūkčiojo iš nuostabos ir laimės. Noriu jums pasakyti, mano mielieji, kad šį labai skanų pyragą, jo vidų, dar yra įmaišyta visokių mažučių nevalgomų dovanėlių, monetų, kitokių niekučių. O aš esu girdėjęs, kad jei savo gabale rasite tokį niekutį, tai sėkmės ženklas. Ir dar pasakysiu, va, šiame torte yra 25 dovanėlės. Ir dar sidabrinė žvaigždė. Stebuklinga. Nu, taip sakė ponas pameistrys, tai tikriausiai jinai stebuklinga. Nu, kaip jūs. Tai buvo geras tortas. Niekas jam negalėjo prikišti. Netrukus torto gabalai išnyko. Ir tai vienas, tai kitas vaikas vis rasdavo kokį niekutį. Mėlį. Kai kurie rado vieną, o kai kurie rado du. O kai kurie vaikai visai nieko. Nu, nes taip visada buvo. Bet keistas dalykas. Niekas nerado stebuklingosios žvaigždės. Dievaži, tai ji tikriausiai visai ir nesidabrinė, nes turbūt ištirpo. Mąstė sau vyriausiasis virėjas. Tačiau toji sidabrinė žvaigždė išties buvo fėjų darbo, o pameistrys apie tuos dalykus išmanė. Ir štai kas nutiko. Vienas berniukas per puotą prarijo ją, nei nepastebėjęs to.
Kartais ir tas berniukas galvodavo, kas nutiko žvaigždei, bet nežinojo, kad ji nuolat yra su juo. Užsiglaudusi tokioje vietoje, negalėjai jos pastebėti, nes juk tam ir buvo skirta. Čia ji laukė gana ilgai, kol atėjo jos valanda. Ir štai vieną ankstų vasaros rytą berniukas pakilo prieš aušrą, nes nenorėjo miegoti. Tai buvo jo 10. gimtadienis. Jis žvelgė pro langą. Pasaulis atrodė nutilęs ir kupinas laukimo. Dangus nušvito, o tolumoje pamažu pradėjo čiulbėti paukščiai. Iš už pasaulio krašto išniro saulė. Pasijutęs lyg pasakų krašte, berniukas uždainavo. Ir tą akimirką jam iš burnos iškrito žvaigždė. O berniukas ją sugavo. Dabar žvaigždė spindėjo lyg sidabras, suvirpėjo ir pakilo nuo delno, lyg norėdama nuskristi. Nieko negalvodamas berniukas pliaukštelėjo sau delnu per kaktą ir žvaigždė liko tenai, pačiame viduryje. Ir jis nešiojosi tą žvaigždę daug metų. Berniuko tėvas buvo Kalis. Taigi ir berniukas pasiekė tėvo pėdomis. Ir netgi jį pralenkė. Kol tėvas buvo gyvas, berniuką visi vadino Kalvio sūnum, o paskui tiesiog Kalviu. Mat tada jis jau buvo geriausias visame krašte. Ir savo kalvėje galėjo nukalti ką tik panorėjęs. O tuos daiktus kaldamas, kad jis dainuodavo. O kai kalvis imdavo dainuoti, visi aplink mesdavo darbus ir susirinkdavo prie kalvės pasiklausyti. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Kalvis buvo ypatingas ir žvaigždės paveiktas. Jis ėmė lankytis fėjų šalyje. Iš pradžių jis tykiai keliaudavo po miškus, pievas ir mielus slėnius palei žibančius vandenis, kuriuose naktimis atsispindėdavo keistos žvaigždės, o rytais tolimos kalnų viršūnės. Štai kartą jis aptiko niekada dar neregėtą slėnį, amžinojo ryto slėnį, kur žolė žaliuoja taip ryškiai, kad pranoksta visų kitų fėjų šalies javų žalų.
Kai kalvis žengė ant žaliosios slėnių žolės, išgirdo dainuojant elfus, o pievelėje prie upės pilnos baltų lelijų pamatė šokančias mergeles. Jį užbūrė šokio raštai ir greitis, grakštumas ir niekad nesikartojantis judesiai. Tad jis žengė dar arčiau, ratelio link. Staiga šokėjai sustojo ir viena jauna mergina laidais plaukais atėjo jo pasitikti. Drąsus tapai žvaigždė veidę, ar ne? Nebesibaimini žengti netgi į amžinojo ryto slėnį, į kurį dar nebuvo įkėlęs kojos nei vienas mirtingasis. Nesibaimini, ką tau pasakys karalienė? Kalvis susigėdo, supratęs, kad ji perskaitė jo mintis. Jis manė, kad žvaigždė kaktoje yra leidimas įžengti bet kur. O dabar suvokė, kad nieko panašaus. Tačiau karalienė nusišypsojo, paėmė už rankos ir įsivedė į šokančių mergelių ratų vidurį. Na, jei jau esi čia ir esi toks drąsus, turi su manim pašokti. Kalvis ir fėjų karalienė šoko ir jis pajuto, kad šokti su ja tai tokia laimė, toks didelis džiaugsmas, gyvybė, stiprybė. Vieną akimirką, bet tačiau netrukus jie išsiskyrė. Jis sustojo, šokis baigėsi. Ji nuskynė gėlę iš pievos sau po kojų ir padavė jam. O dabar lik sveikas. Galbūt kada nors vėl susitiksim. Po šio susitikimo Kalvis neprisiminė, kaip parsirado namų. Atsipeikėjo tik peržengė savo namų durų slenkstį. Gėlė, kurią jam padovanojo paslaptingoji mergelė, nenuvyto ir švietė vis taip pat ryškiai. Kalvis ją laikė tarsi paslaptį ar lobį. Nukalė jai nedidelę skrynelę ir įdėjo gėlę. Kalvis, kai imdavo viskas kristi iš rankų ir darbas tapdavo nebemielas, keliaudavo į fėjų šalį, slapčia vildamasis dar kartą susitikti su karaliene. O mieste metai nestovėjo vietoje. Šio rudens pabaigoje netgi turėjo įvykti jau kita gerųjų vaikų puota. Ir šį kartą tortą puotai kepė Alfas, dabar jau vyriausių virėjų paskirtas. Kartą, kai Kalvis klajojo po fėjų kraštą, jis iškeliavo labai toli, kur kas toliau nei anksčiau, kur dar niekad nebuvo nuėjęs.
Ir čia, pakėlęs akis, jis išvydo fėjų karalienę. Jis taip apsidžiaugė. Juodu ilgai šnekėjosi. Daugiausia be žodžių. Iš jos minčių jis sužinojo nemažai dalykų. Jo mintis nukrypo į praeitį, grįžo iki pat gerųjų vaikų puotos, kai pas jį pateko žvaigždė. Staiga susigėdo prisiminęs mažą šokančią figūrėlę su burtų lazdele ant torto, kuri nei iš tolo neprilygo tikrosios fėjų karalienės grožiui. Neliūdėk dėl manęs, žvaigždaveidi. Tu troškai mane dar kartą pamatyti ir aš išpildžiau tavo troškimą, bet negaliu duoti nieko daugiau. O dabar, atsisveikindamas, skirsiu tau užduotį. Jei sutiksi karalių, pasakyk jam. Laikas atėjo. Tegul jis renkasi. Bet fėjų krašto valdove, karalius tai kas? Kaip aš jį pažinsiu? Jei jis pats tau nepasakė, žvaigždaveidi, tai ir aš nesakysiu. Bet jis daug kur keliauja. Gali jį sutikti pačiose netikėčiausiose vietose. O dabar sudie. Kalvis nužingsniavo namų link. Ar mums pakeliui žvaigždaveidi? Kalvis klūptelėjo pamatęs žmogų. Žmogus buvo apsisiautęs apsiaustu, o veidas šleipė po gobtuvu. Kalvis nustebo, nes vien tik fėjų krašto gyventojai vadino jį žvaigždaveidžiu. O to žmogus fėjų krašte jis dar niekad nebuvo sutikęs. Tačiau jam neatleido neaiškus jausmas, kad vis dėlto kažkur jį yra matęs, iš kažkur jį pažįsta. O kur tu eini? Dabar grįžtu į tavo kaimą. Turbūt ir tu tenai grįžti. Taip. Ir aš ten einu. Eime drauge? Oi, palauk, tai kažkaip ką prisiminiau. Prieš einant namo karalienė man pavedė perduoti žinią. O mes netrukus peržengsim sieną, pasaulio, į kurį, manau, jau niekada aš nebegrįšiu. O tu grįši? Taip, aš grįšiu. Gali perduoti žinią man. Vis abejoju. Tačiau šitą žinią karaliui. O tu jį kaip nors rasi? Taip, tikrai rasi. Kokia ta žinia? Valdovė prašė jam perduoti. Laikas atėjo, tegul jis renkasi. Supratau. Gali nebesimūpinti. Ir toliau jie ėjo greta tylėdami. Tačiau dar nepriėjus fėjų krašto sienos, žmogus sustojo. Pasižiūrėjo į kalvį, nusmaukė gobtuvą ir tada kalvis pagaliau pažino. Tai buvo virėjas Alfas. Jis niekada nepamiršo tos dienos, kai jaunutis dar Alfas stovėjo menėje, laikydamas rankoje paruoštą peilį tortui pjaustyti,
o jo akis žėrėjo žvaigždžių šviesoje. Dabar jis turėjo jau būti senas, nes jau daugybę metų buvo vyriausiųjų virėjų, bet čia stovėjo ir neatrodė kaip anų laikų pameistrys. Jis buvo kažkiek valdingesnis, tačiau jo plaukuose nebuvo žilų plaukų, sruogų, veide nebuvo raukšlių, o akys žėrėjo lyg atspindėdamas šviesą. Prieš grįžtant į tavo kraštas turiu su tavim pasikalbėti, kalvio sūnau. Ar nemanai, ponia kalvi, kad jau laikas būtų tau atiduoti žvaigždę? O koks tavo reikalas, ponia virėjau? Ir kodėl turėčiau tai daryti? Argi ji ne mano? Argi neatiteko man? Ir ar negaliu pasilaikyti jos bent jau kaip prisiminimo? Kai kurios daiktus galima. Aišku, tarkim, dovanas, kurios skirtos atminimui. Tačiau yra ir kitokių daiktų. Jie negali priklausyti žmogui amžinai. Negali būti perduodami palikimu, nei saugomi tarp lovių. Jie tik paskolinami. Galbūt tau ir nekilo mintis, kad šio daikto gali prireikti kam nors kitam, tačiau taip yra. Jau laikas. Tai ką man dabar daryti? Galėčiau ją atiduoti kam nors iš Fėjų krašto didžiūnų? Ne, gali atiduoti ją man. Tačiau tau, aišku, gali būti pernelyg sunku tai padaryti. Gal geriau ateik į mano podėlį ir padėk ją atgal į dėžutę, kur ją buvo padėjęs tavo senelis, garsusis vyriausiasis virėjas, mano mokytojas. Sutriko kalvis. Aš to nežinojau. Niekas to nežinojo, išskyrus mane. Tik aš vienas buvau su juo. Jis paliko ją tau, tikėdamasis, kad jie taps tau, jo vienintelė mamytė. Jis išvyko, kai tau buvo 2 metus. Šiais metais aš kepsiu dar vieną didįjį tortą. Būsiu vienintelis virėjas, kiek siekia žmonių atmintis, iškepęs 2. tortą. Noriu į jį įkepti ir žvaigždę. Gerai, tu ją gausi. Bet ar tu jau žinai, kas ją ras? Gal ir žinau. O gal ir ne. Pamatysi. Kalvis palietė ranką kaktą ir žvaigždė paklusniai atgulė jam į delną. Kalvis padavė žvaigždę Alfui. Tu laisvą valią atidavei žvaigždę. Jei vis dar nori, pasakysiu, kuriam vaikui jie atiteks. Noriu. Tam, kurį tu nurodysi. Na, nežinau, ar tau patiks mano pasirinkimas. Bet žinai, į gerųjų vaikų puotą ateis toks berniukas, Timas. Jo senelis piktas žmogus, Feliks. O vat jo anūkas visai kitoks. Nežinau, tinkamas jis vaikas. Ir tu buvai ne kitoks, bet sutinku su tavim. Tiesą sakant, ir pats buvau pasirinkęs Timą. Tai palauk, tai kodėl tu klausai manęs? Taip karalienė norėjo. Jei būtum pasirinkęs ką nors kitą, būčiau turėjęs tau nusileisti. O dabar grįžk namo ramybėje.
pūkuotą. Kalvis nenuleido akių nuo Timo. Prie stalo jis tylomis stebėjo, kaip galandamas peilis ir pjaustomas tortas. Pone virėjau, prašom atpjaut man mažesnį gabaliuką. Aš jau tiek privalgiau, man jau niekas nebepjaus, visai niekas. Gerai, Timai, atpjausiu tau ypatingą gabaliuką. Matysi, visai lengvai jį suvalgys. Kalvis stebėjo Timą, lėtai, bet su malonumu valgantį tortą. Tik berniukas truputį nusiminė, nes jame nieko nerado. Tačiau netrukus jo akys suspindo, jis pralinksmėjo, ėmė juoktis ir tylutėliai sau dainuoti. Paskui pakilo ir pradėjo šokti vienas pats, bet taip grakščiai, kaip dar niekad nebuvo šokti.